Tai aš esu Ingrida, aš esu architektė urbanistė ir šiandien šiek tiek pakalbėsiu, kas tie geležinkeliai ir kaip čia jie Lietuvoje ir apskritai pasaulyje vystėsi, ar ne. Tai labai trumpai prabėgsim pro apskritai, kas tai yra, kokia buvo istorinė evoliucija, kokie yra Kauno geležinkeliai, ar ne, ir dabartinis geležinkelių tinklas Lietuvoje ir kokios yra ateities perspektyvos. Tai pradėkim nuo tokių pačių pradžių, ar ne? Tai geležinkelis yra ne tik pats kelias, bet transporto visuma, ar ne? Tai susideda iš kelių arba bėgių, ar ne? Traukinių, stočių ir visų papildomų įrangos ir pastatų, ar ne? Tai kai mes kalbam apie geležinkelį, mes visada kalbam apie kompleksą ir aišku, pagrindinė funkcija geležinkelio yra pervežti tiek keleivius, tiek krovinius, ar ne. Kaip žinia, kultūros skiriasi, ar ne, ir tie traukinių ypatumai vis kitoje vietoje yra kitokie, ar ne. Tai būtinai irgi atkreipkite dėmesį, kokiame kontekste mes esame, ar ne. O kur viskas prasidėjo, ar ne? Kur buvo pati ta pačių pradžia, ar ne? Mes iš Lietuvos persikelsime į Korinto sąsiaurį. Ir čia pamatysi tokią vietą, kuri vadinasi Doikos. Gal ką nors teko apie tai girdėti, čia dabar aišku yra Korinto kanalas, bet kažkada seniai, maždaug 6 amžiuje prieš Kristų čia to kanalo nebuvo. Bet buvo toks kelias, kurį tuoj pabandysim atsukti ir pasižiūrėti, kas ten yra iš arčiau, kai pasižiūrim ir iš žmogaus, ar ne, buvo tokia vėžė. Ir ši vėžė pasirodo yra pats pirmasis traukinio pirmtakas, ar ne? Tai pasižiūrėjus, čia mes šiandien turim kanalą, bet pats pirmasis laikomas toksai, sakykim, traukinys, ar ne, buvo traukiamas žmonių arba gyvūnų ir tai iš esmės buvo Doilkos valka arba Doilkos vėžė, ar ne. Krovinį tiesiog tamdavo nuglūdintų klinčių taku, ar ne, kuriame tarsi bėgeliai buvo ir taip buvo greičiau galima pergabinti krovinius nuo vienos jūros iki kitos. Vėl traukiniai ir tas tempimo mechanizmas ir bėgiai prisiminti 16 amžiuje, ar ne. Ir traukinių transportas vėl atgaivintas funikulierių arba vagonėlių, tokių arklių tempiamų vagonėlių pavidalo, ar ne. Kaip žinia, Kaunas irgi tokį turėjo, ar ne? Tarpukariu arklinis tramvajus funkcionavo ir Kaune, ir per mūsų Kauno miesto Laisvės alėją, jeigu šiek tiek pažįstate Kauną, ar ne, veikia transporto priemonė, kuri buvo traukiama arklių ir ilgą laiką tai tarnavo kuo puikiausiai. Tiesa, vėliau, kaip jau pradėjo vystytis automobilių transportas, ar ne, deja, šita transporto priemonė tapo net tokių šiek tiek pajuokų objektų, ar ne, dėl jos kildavo įvairių nelaimingų atsitikimų, todėl galiausiai 1929 metais buvo nuspręsta jos atsisakyti ir tai žinoma buvo padaryta labai iškilmingai, palaidojant konkę, vyko, matot, pilnas paradas ir atsisveikinta su šita transporto priemonė. Žinoma, tų sprendimų, tai kaip čia tas traukinys galėtų veikti, kaip čia tas žmonės ir krovinius būtų galima lengviau perkelti, buvo įvairiausių. Vienas tokių įdomesnių yra impulsorija, ar ne? Įrenginys, kuris iš esmės sukeldavo ant tokios platformos bėgimo takelio 2 arba 4 arklius, ar ne? Ir jie bėgdavo ir varydavo pačią mašiną, ar ne? Tai kūrybingi žmonės. Bet žinoma, šiuolaikinė geležinkelių transporto istorija, jau tokia šiuolaikinė, ar ne, kuri funkcionuoja, sakykime, iki šių dienų, galima laikyti 1802 metus ir viskas prasidėjo, kai buvo atrasta Sgaro variklis, ar ne, ir jis pritaikytas vežti būtent lokomotyvui, ar ne. Tai Engine number 1 arba Locomotion buvo pirmasis tas traukinys, kuris pradėjo funkcionuoti, ar ne. Ir Garo varikliai iš tikrųjų buvo tas momentas, kai įvyko istorijoje perversmas ir tai paskatino taip pat ir industrinę revoliuciją. Prieš tai kroviniai būdavo perkeliami daugiausiai vandens keliais. Kas yra negerai su vandens keliais, kad
kartais laivai skęsta, ar ne? Ir tada krovinys visas prarandamas. Tai žinoma, pakeitus vandens kelius į geležinkelį, buvo išsaugomas krovinys, pati kelionė buvo šiek tiek pigesnė ir taip pat tai leido susiformuoti vietiniams tokioms rinkoms, ar ne? Ir jeigu mes pažiūrėtumėm, kur ėjo geležinkelis, geležinkelio trasa buvo labai svarbi ir urbanistiniu požiūriu, ar ne? Tai vadinasi, ten, kur eina geležinkelis, gyvenvietės esančios netoli geležinkelio, dažniausiai sustiprėdavo ir augdavo, o tos, kurios dėja atsirasdavo kažkur toliau nuo geležinkelio ir net dėja nunykdavo. Po garo varikliai iš esmės sekė elektrifikuoti traukiniai, ar ne? Ir tai lėmė vėlgi tramvajų sistemos atsiradimą, greitojo tranzito sistemo atsiradimą. O vėliau, ten, kur dar buvo neelektrifikuoti geležinkeliai, jie buvo pakeisti dizeliniais lokomotyvais. Taip pat buvo galvota, kaip tos žmonės galima kuo greičiau pervežti. Tai išskirtinis yra Tokaido Shinkansen greitasis geležinkelis, kuris kursuoja tarp Tokijo ir Osakos ir jūs matot, buvo pastatytas jau gana seniai 1964 metais ir vėliau tokių greitųjų traukinių atsirado tiek Japonijoje, tiek Nyderlanduose ir tiek daugelį kitų šalių, ar ne? Ir vis buvo mąstoma, tai kaip tie traukiniai dar greičiau galėtų, ar ne? Ir tikriausiai gal teko kam nors girdėti apie Maglev sistemą, kuri iš esmės Maglev yra magnetic leviation, tai vadinasi skraido traukiniai. Čia aš vaikui kažkada pasakojau, paskui močiutė atėjo, sako, tu sakei, kad traukiniai skraido, negali būti. Aš taip net pasimečiau, aš apie Maglevą vaikui pasakojau. Tai gal ne taip skraido, ne ore, bet iš esmės siekiant išvengti trinties nuostolių, šitas traukinys levituoja, ar ne? Tai kaip matot apibendrinant, kokia buvo ta geležinkelio revoliucija, ar ne? Viskas prasidėjo nuo tiesiog žmonių, vergų dažniausiai arba gyvūnų traukiamų krovinių pagal tam tikrą paruoštą griovelę arba vėžę, ar ne? Vėliau keliavo visi priešgariniai, tai mediniai, metaliniai bėgiai traukiami arklių galios, ar ne? Tada garo energija, elektros energija, dizelio energija, greitieji traukiniai, o kas laukia toliau, kas čia žino, bet mes visada turim galvoti apie ateitį, ar ne? Prabėgant labai greitai, kaip geležinkeliai vystėsi Lietuvoje, tai viskas, kaip žinia, prasidėjo Rusijos imperijoje, mūsų geležinkelių istorija, ar ne, kai buvo numatyta, kad per Lietuvą turėtų eiti į vėžę, sujungianti Sankt Peterburgą su Varšuvos geležinkeliu. Tuo metu, kai buvo tiesiama ta vėžė, tikrai Lietuvoje buvo pastatyta daug reikšmingų inžinerinių statinių, tokių kaip tuneliai, tiltai, ar ne, ir vieną tunelį kaip tik turime prie Kauno geležinkelio stoties, taip pat yra ir tiltų, ar ne. Geležinkeliai, kaip jau sakiau, yra labai svarbus ekonomikai aspektas, ar ne, nes ten, kur yra geležinkelis, ten dažniausiai tos vietovės vystosi žymiai greičiau ekonomiškai. Žvelgiant į Pirmąjį pasaulinį karą, ar ne, imperinė Vokietija okupavo Lietuvą. Ir tada buvo vėlgi karo reikmėms tiesiami įvairūs geležinkeliai, ten, kur buvo platesnės vėžės, ten, kur reikėjo tiesti siauresnės vėžės. Iš esmės geležinkelis buvo naudojamas karo reikmėms, o po karo dalis vėžių buvo išardyta, kitos atiduotos visuomeniniams reikmėms. Tarpukariu jau mes turim nepriklausomą Lietuvą, ar ne, ir susidurime su iššūkiais, o tai kaip tą karo nualintą infrastruktūrą vėlgi atgaivinti, ar ne. Ir buvo tikrai dedamos didelės pastangos, kad kuo įmanoma greičiau, intensyviau išplėsti Lietuvos siauruosius geležinkelius. Taip. Antrasis pasaulinis karas. Antrojo pasaulinio karo metu mūsų geležinkeliai iš esmės atiteko sovietinio geležinkelio tinklui, ar ne, buvo perkelta administracija, o vėliau po antrojo pasaulinio karo, aišku, vokiečiai atsitraukdami, subombardavo labai daug teritorijų, tame tarpe tiltų, tame tarpe jau buvo minėta, kad buvo subombarduota ir Kauno
stotis, ar ne, Kauno geležinkelio stotis, tai iš tikrųjų situacija vėl buvo labai prasta. Tada keliaujam į sovietų okupaciją. Sovietų okupacijos metu Lietuvos geležinkelio administracija buvo panaikinta ir apjungta kartu su Latvijos ir Estijos į bendrą Baltijos geležinkelio administraciją ir vėlgi stengiamasi vystyti geležinkelių tinklą, rekonstruoti, atnaujinti geležinkelio bėgiai, atsirado dizeliniai traukiniai, elektrifikuotos linijos ar ne. Ir tačiau sovietmečiui iš esmės siaurieji geležinkeliai užleido vietą plačiai vėžiai, ar ne? Plačiajam geležinkeliui. Dabar, kaip mes jau esam nepriklausomoje Lietuvoje ir kaip Vytautas irgi pasakoja, labai mums svarbu atkurti tuos ryšius su vakarų Europą, ar ne? Atkurti tiesioginius ryšius su kitomis Europos šalimis, todėl tikrai labai dedamos didelės pastangos, kad tiek ir Rail Baltica projektas būtų sėkmingas, ar ne? Dabar persikelkime šiek tiek jau į Kauną, ar ne? Ir Kaune pirmoji geležinkelio stotis buvo pastatyta 1861 metais, bet jinai buvo pastatyta ne dabartinėje vietoje. Tai buvo laikinoji stotis, kuri iš tiesų buvo pastatyta kitoje Nemuno pusėje ir dėl to, kad nebuvo tilto per Nemuną. Tai pirmiausia buvo įsteigta laikinoji stotis, kuria atgabendavo krovinius ir vėliau tik tai jau pastačius geležinkelio tiltą, stotis buvo pastatyta dabartinėje vietoje. Kas ten projektavo tą pirmąją stotį, kaip projektavo, tiksliai nežinoma ar ne. Manoma, kad iš esmės tai visas tas procesas vyko Rusijos kelių ir visuomeninių pastatų ministerijoje, bet architekto mes nežinom ar ne, tikslių duomenų nėra, bet pirmoji stotis atrodo maždaug taip ar ne. Tai matote, jinai turėjo tokias gana klasikinės formas, pusapvalės arkas. Ar buvo kas nors iš jūsų dabar geležinkelio stoty Kauno esat buvę? Iš jūsų. Biški kitaip dabar atrodo, ar ne? Tai dabar biški kitaip atrodo, nes šita buvo sugriauta, ar ne? Sugriauta per Antrąjį pasaulinį karą ir jau atstatyta vėliau. Ir dabar stotis atrodo šitaip ir jau buvo minėta, kad tai buvo atlikta Piotro Ašastino, ar ne? Ir pats tūris gal labai ir nepasikeitė, bet pasikeitė, matote, architektūrinė išraiška. Jeigu prieš tai dominavo pusapvalės formos, klasicistinė architektūra, tai čia jau matosi stalinistinė, stačiakampės kolonos ar ne, tokia gana griežta architektūra. Abu pastatai buvo išilgai, ar ne, bėgių, tai yra funkcionalu, tai patogu, ar ne, išeiti į peronus ir toks tipas yra gana dažnai naudojamas geležinkelio stotims, taip? Žinoma, dabar mums šita teritorija yra labai vertinga, nes joje yra kultūros paveldo vertybių, ar ne? Ir čia matote žemėlapį iš kultūros vertybių registro, kurios būtent teritorijos yra saugomas. Tai būtina paminėti, kad saugoma patys rūmai, ar ne? Būtina paminėti, kad šalia toks apleistas, bet labai gražus pastatas saugomas, kuris nuo pat stoties įkūrimo funkcionavo kaip pašto pastatas yra saugomas, ar ne. Jūsų teritorija neįeina, bet yra nepaprastas geležinkelio stoties depas, ar ne, irgi saugomas toks pusapvalis pastatas. Ar žinot, ką reiškia depas? Taip, depas iš esmės yra tokios aptarnavimo patalpos, ar ne, kur remontas traukinių vyksta, juos ten prižiūri, ar ne, tai tokia yra depo funkcija, ar ne. Taip pat saugomas yra geležinkelio tiltas ir šiek tiek toliau esantis tunelis. Šitie objektai yra svarbus ir juos reiktų atkreipti dėmesį, kai projektuosit savo pasiūlymus, ar ne, kai teiksit savo pasiūlymus. Dabar Kauno geležinkelio stotis yra priskirta aukščiausiai traukinių klasiai, ar ne, ir vyksta reguliarūs keleivių maršrutai iki Kybartus, Marijampolę, Vilnių, Krokuvą, ar ne, per Varšuvą. Ir čia matosi Lietuvos geležinkelių sistema, bet šita sistema yra apskritai geležinkelių, jinai nėra
vien keleivinio, ar ne, traukinių. Tai pavyzdžiui, aš iš Kauno dabar negalėčiau traukiniu nukeliauti iki Joniškio, ar ne, nes keleivinio maršrutų sistema yra šiek tiek kitokia, ar ne. Tai labai trumpai pačiai pabaigai, žinoma, Rail Baltic projektas yra labai svarbus, labai tikimės, kad jisai bus įgyvendintas, gal laiku, taip, tikimės, kad laiku bus įgyvendintas ir galėsime smagiai keliauti nuo vienos vietos į kitą ir pasiekti net Berlyną. Dabar kokios yra ateities perspektyvos, tai tikriausiai pats svarbiausias dalykas, kokią ateitį traukinių regite jūs, ar ne? Ir dabar žodį perduosiu Laurai, turbūt, kuri pristatys jūsų užduotį, ką čia jūs veiksit visą semestrą.